O dabar pakalbėkime, kaip išsirinkti tinkamą vežimėlį savo vaikams. Ir vėl mūsų ekspertas Saulius iš Baby City ir Toy City. Taigi, Sauliau, kada jį pirkti reikia? Jau kaip gimsta? Ar, nežinau, ar tai prieš, ar čia vėl būtinas tas, be šito vėl mes negalim susilaukti vaikų, kaip yra? Ne, be šito mes galim susilaukti vaikų, bet iš tikrųjų, kad būtų ramiam, užtikrintam ir taip toliau, yra du požiūriai. Vieni sako, kad reikia pirkti vežimėlį tada, kada vaikas gimsta, o šiaip iš principo tai reikėtų bent jau vežimėliais pasidomėti, aš nežinau, 6-7 gal mėnesį neštumą. Okay. Gerai. Pasižiūrėti ramiai, neskubant, ar tinka, ar patinka, nes kaip tą vežimėlį pasirinkti. Tai pirmiausia, vežimėlį, žinoma, turėtų būti patogus kūdikiui, ar ne? Bet antras niuansas, kad jis tai turėtų būti patogus ir tėvam, nes reikia rinktis pagal savo gyvenimo būdą, pagal poreikį, pagal tai, kur mes važinėjom, kaip dažnai važinėjom. Tas rinkimosi būdas, kai man reikia šito vežimėlio, nes draugė sakė, kad geras. Taip. Neturėtų būti pagrindinis kriterijus renkantis vežimėlį, iš tikrųjų. Gerai. Kas pas mus čia stovi? Jules. Tai irgi jau sena patyrus firma? Jinai tikrai patyrusi firma, gamina labai kokybiškus vežimėlius, medžiagos yra tvarios, kiekvienas... Tvarios, ką tvarios? Dabar mes apie tvarumą labai įdomu. Aš toks vis tiek jaunas žmogus jaučiuosi, man tvarumas. Kas čia tvaraus, ta prasme? Atrodo, kad nieko tvaraus. Taip, aš rekomenduoju šitą vežimėlį pirmam vaikui. Aha. Tada ir visiems kitiem 4 jisai... tarnaus. Ilgas, ne? O gerai, o medžiagos? Ką reiškia tvarus vežimėlis? Tai jisai, kad, ta prasme, ne iš medžiogė. Jos yra ekologiškos, Medžiagos ekologiškos, ne? Taip. Jos yra... Nežinau, aš visada, ta prasme, apie medžiagas taip... Nenorėčiau labai plėstis, nes yra mamos medžiagų ekspertės, kurios tikrai geriau žino, bet siūlyčiau ateiti, pačiupinėti, pažiūrėti ir tikrai nuspręsti, kas yra iš tikrųjų. Gerai ir kokybiška. Gerai. Vėl aš dabar, kaip aš rinkčiausi, galvoju. Lengvumas, man turbūt yra svarbu, ar jisai lengvas, lengvas daiktas, šiaip, pagal kitus vežimėlius lyginant, ar lengvumas nėra pagal tai, ką turėčiau rinktis. Man lengva, kad greit susipakuotų, kad neužimtų gal daug vietos ir aš daugiau apie nieką negalvoju. Jeigu kalbam apie Jules, ar ne? Aha. Tai pagrindinis kriterijus renkantis vežimėlį, kad būtų lengvas. Bet lengvas ne pats vežimėlis, lengvas lopšys turėtų būti. Nes paprastai tas rėmas, kuris labai dažnai jisai atvažiuoja pasivažinėjęs, ar ne, ir tu jį palieki mašinai, bagažinėje, tu jo nesineši. Ką nešiesi namo, tai lopšį su kūdikiu. Kaip būtų, kaip bebūtų, bet nei lopšio kartu su rėmu tu, namo neparsineši, reikia vis tiek atskirai nešti. Tai turbūt didesnis toksai akcentas būtų dėmesio atkreipimas į lopšį. Koks jisai yra, ar jis patogus, ar jis neš patogus, ar jisai lengvas. Gerai, o ko jisai patogus? Ką jis turi tokio patogaus? Kaip jisai nusijima, man reikėtų pademonstruoti. Tai gerai, pademonstruosim po to, bet čia esmė, kad, pavyzdžiui, jame yra lengvi nusijėmimai, užsėdimai, prasilgina rankeną, kas ta rankenutė, kur yra per vidurį tokia, jinai čia paėmimui, neskirta, nėra gale. Nežinau, jūs esat šito dalyko ekspertas, ne? Aš pavyzdžiui, man jis gražus ir tiek, ne? Bet kodėl būtent šitą pasirinkti? Būtent šitą, kodėl? Aš toks būsiu įkyrus dabar, nes, man... Tai įkyrus, jo. Jeigu gražus, tai ir perkė. Ne, jeigu kalbant rimtai, tai jo. Kiekvienas vežimėlis turi serijinį numerį. Pagal tą serijinį numerį jūs registruojatės Jules svetainėje, ką kalbėjom apie tvarumą, gaunat rėmui 10 metų garantiją. Tai jau suteikia patikimumo ir... Tikrai taip.
Gerai, garantija, saugumas. Čia irgi, pavyzdžiui, yra dalykų apie saugumą, kaip kalbėjom apie mašiną, automobilį. Jeigu atkreip dėmesį, kas liečia saugumą, tai šitas lopšys turi ištisinį apvalų geležinį rėmą. Ta prasme, jeigu jūs kažkur tai pasižiūrėsit ne ten ir kažkur tai įvažiuosit, tai tikrai tas geležinis rėmas jisai suteikia saugumą. Yra daug kitų dalykėlių. Tas rankena, jinai patogiai nusijama. Vienas, ką norėčiau paminėti, tai turbūt vieni pirmųjų pradėjo naudoti tinkliuką nuo uodų lopšyje apačioj. Geras. Ir tai yra labai patogu vaikui, pavyzdžiui, jeigu vaikas atsigula ant pilvo, jisai viską aplink mato. Mes po to parodysim. Tas lopšio uždengimas yra atsegamas, nenuimamas, o užtenka atsegti vieną pusę, kad patogiai įdėti. Lygiai taip pat yra specialus matrasas, čiužinys. Čiužinys, kuris kvėpuojantis yra, kuris suteikia tikrai didelį komfortą. Visos tos ventiliacijos, visos tos stogeliai nuo saulės, viskas yra apgalvota. Ta prasme, kiekviena maža smulkmena, kur kažkur pasiemi ir galvoji, va trūksta, ne? Čia atrodo, kad yra viskas, ko reikia maloniam važiavimui. Ko Džiulsas dar turi, tai tie mygtukai, kurie yra balti, ar ne, jie atlieka kažkokias tai funkcijas. Lygiai taip pat ant medžiagų yra J raidytės. Tai vadinasi, ten irgi kažkas yra. O kas? Irgi tai... ją paspaudus arba užkabinus, arba atkabinus, jis tai funkcionalumas. Visų pasidaro, ne? Pasidaro. Ir kaip, jis tai čia, o, pavyzdžiui, automobilinę kėdutę čia irgi galiu uždėti, ne? Viskas čia bendram komplekse, žodžiu, galiu atėjęs susipirkti visus dalykus nuo A iki Z, man reikalingus keliauti su vaiku. Ko Džiulsas dar išsiskiria, tai plačia aksesorikos gama. Aš turiu omeny tinkliukai nuo uodų, apsauga nuo lietaus, puodelio laikikliai, daug kas, adapteriai automobiliniam kėdutėm, ir įklotukai, ir užklotukai. Gali tuninguoti, žodžiu, savo daiktą iki kaip tau patogu. Netgi ir tada suteikiama galimybė klientui pasirinkti to, ko reikia. Jeigu pavyzdžiui, nežinau, vaikas gimsta vasarą, ar ne, tai tas turbūt žieminiai įklotukai nelabai reikalingi, tu jų gali neturėti, jeigu žiemą, tu gali juos įsigyti atskirai. Labai platoks. Bet, šitas vežimėlis, kol kūdikis, kol jis dar nesėdi, kai mes jau atsisėdam, turėtume kažką kitą galvoti, ne? Tada reikėtų sportinuko. Sportinuko. Bokt, ir turim kitą dalyką. Sauliau, kada lopšys jau būna išaugtas ir reikia kažkaip naujai transformuoti vežimą? Man tai rekomenduojama lopšiukę gyventi iki 6 mėnesių. 5-6 mėnesiai, tai tas laiko tarpas, kur kūdikis turėtų gulėti pilnai gulimoje padėtyje, kitesnio čiužinuko. Ir po to? Ir po to tadam. Sportinis. Aš čiupinėjau rankeną, tai yra beprotiškai malonus lietimas ir čia kas nemato, tai būtinai nuvažiuokit, pačiupinėkit ir čia iškart suprasit. Dar yra amortizatoriai. Kodėl, kam jie reikalingi? Aš suprantu kam, bet kodėl kituose nebūdavo kažkaip čia šitie tokie labai, čia atrodo, po miškus gali varyti su juo, ha? Taip, vienas iš kriterijų yra amortizacija ir jeigu jūs gyvenat užmiestį arba mėgstat važinėti. Arba Vilniui, nes čia irgi, ta prasme, per duobę. Tai vienas iš tokių aspektų, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, yra amortizacija. O jinai čia maloni tėvams, ar ir vaikui gerai yra amortizacija, kuris vežimėsi? Žinau, geriau, jeigu aš miegu ir mane veža vežimėlį, tai aš
norėčiau, kad manęs labai nekratytų. Iš tikrųjų, kitas dalykas, kas liečia rėmą, tai tikrai yra pakankamai dideli ratai ir ten mažesnės duobelės arba ten šaligatviai, jie tikrai neturėtų jaustis. Aišku, viskas priklauso nuo greičio, jeigu bėga, tai taip, bet jeigu iš lėto normaliai važiuojant. Bet su šitu gali ir palakstyti, ir jau. Tikrai taip. Ir jisai, aš mačiau, čia įsididina, pasidaro, čia gali vaikas ilgiai, o iki kiek čia, o iki kelių, iki kokio laiko čia vaikas šitame tada būna vežime, čia jau iki kol vaikšto ir viskas išlipa mane iš šito. Vėlgi yra vairių nuomonių, kol tėvam patogu, arba priklauso nuo to, koks metų laikas. Pavyzdžiui, jeigu mes išaugam lopšį, kai rudenį, ar ne, tai šitas vežimukas puikiai pasitarnaus, kadangi jis pravažus, manevringas. Ir žiemos laikotarpį išeit pasivaikščioti, kad ir ne visai ten bus šaligatviai nuvalyti ar sunkesnis pravažumo sąlygas. Tai iš principo vežimėlį galima naudoti iki 3 metų. Ir dar jisai pasidaro gulimas, ne? Čia jeigu... Išsiskiria kuo išsiskiria Džiulsas, tai savo ergonominė padėtim, sakykime, sportinė dalis yra ergonominė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai jūs guldote vaiką, kojos jo keliasi į viršų arba yra speciali vieta, kur atsiremia vaiko nugara, netgi yra specialūs vaiko nugaros prilaikytojai. Nu super, bet vis tiek. Jau tas, jeigu jau labai nori sportiško kelioninio vežimo, tai reiktų turbūt pasiieškoti. Žinoma, kad taip, nes sakyčiau, sudėtingai į lėktuvą būtų ar keliauti ir taip toliau. Gerai, Sauliau. O mes turim parodyti čia mums? Tobulą. Taip. Įveškite tobulybę. Ir ką, mes turim pasaulio tobulybę, kelionių tobulybę. Jules, AR+. Jau skamba kaip lėktuvas. Iš tiesų, man iš karto dalykas, aš pamačiau, kaip jūs jį atstatėt, tai yra su viena ranka, va taip, čia bet kokia mama laiko leliuką ir taip gali pasistatyti. Čia jau yra pliusas, numeris 1 man. Kas dar jame yra, jūs galite pasakyti, kuo jisai toks. Aš pristatinėsiu, pažiūrėkit, ką aš turiu. Va čia yra krepšiukas, va tokio dydžio krepšiukas ir į tą krepšiuką telpa šitas vežimas. Man tai kažkaip dar nesuveda smegenys, bet geriausias dalykas yra tai, kad jis kaip rankinis lagaminas, tu su juo gali keliauti ir tipo tau nereikia įsipirkinėti kažko naujo. Kaip rankinis bagažas. Va taip, mikrofoną turėčiau, meščiau dabar. Gerai, sakykit, aš jau pasakiau 2 pliusus ir jau jie man nusvertų, aš jau jį imčiau. Bet turim dar kažką. Žinoma, turim. Lengvas, ne? Aha. Taip, tik ką sakiau, kad labai svarbu lengvas, bet matai, čia yra dalykai, kurie tiesiog įsprogdino smegenis. Lengvas. Platus. Jeigu mes pastebėtumėm, tai pati sėdimoji dalis yra plati. Aha. Tai vadinasi, ir didesnis vaikas komfortiškai tilps. Manevringas. Ir ratukai jo. Gali maratoną su juo nubėgti, viskas bus gerai. Kaip, pavyzdžiui, tie garantiniai dalykai prieš tai, jau sakėt, kad... Lygiai taip pat. Irgi 10 metų. Kiekvienas AR+ vežimukas turi serijinį numerį, registruojasi svetainį ir rėmai 10 metų garantiją. Wow. Dar ko nepaminėjau, kol neužmiršau, nes aš galiu užmiršti. Tai... Aš tikiu, nes čia reikia kaip lėktuvą, žinot, čia tiek visko yra. Tai gulimo padėtis. Nes paprastai tokie sportinukai skirti daugiau paaugusiam vaikam, ar ne, ir ta gulima padėtis tokia būna, ne visai gulima, arba sausau. O mūsų piliečiai kartais bekeliaudami ir pavargsta, tai tas miegojimo pozicija gali būti labai... Ir ten su to užtrauktuku ir pasidaro, ne? Taip, su to užtrauktuku. Nes užtrauktukas jau irgi skamba kaip geras pliusas, nes kaip viską lengviau su užtrauktuku, nei su visais dryželiais. Ką daryti? Pirkinių krepšys, taip, iš tikrųjų... O ant šito irgi dar prisikabina visokių dalykėlių, jeigu noriu kavos tenais. Lygiai taip pat galite prikabinti ir padelį laikiklį, kas be galo yra svarbu. Ir nuo apsaugą nuo uodų, ir apsaugą nuo lietaus ir visokios išklautukai. Kaip ir minėjau, Džiulsas, kas liečia aksesoriką, yra labai platus pasirinkimas ir galima pritaikyti visiems poreikiam. Wow. Ta prasme, nes buvo daug,
bet šitas yra mano favoritas. Aišku, yra kiekvieno amžiaus laikui skirtingi, bet jau norėčiau turėti tokį mažesnį paaugusi vaiką ir su šitu varyti per pasaulį, nežinau. Tobulas pasirinkimas keliaujantėm. Iš tikrųjų, tikrai taip, lengvas, kompaktiškas, susilanksto labai puikiai. Pasiėmėt į rankinį bagažą, pasidėjot lėktuve į viršų ir netgi tam yra skirta taška. Ir atvažiuokit pasauliu, babysit, toj city, žodžiu, ir viską rasit, pasimatuosit. Ir spalvų dar yra, nors ir šitas ir juodas labai gerai. Klasika. Gerai, ačiū labai, Sauliau. Ačiū Sauliau ir tiesiog paaugau, žinokit, per šiandien labai daug sužinojęs ir reikia domėtis. Supratau, kad reikia domėtis ir galima daug linksmiau ir komfortiškiau pragyventi, jeigu truputį pasidomi, ne? Jūs esat kviečiamas į babysitį. Gerai, ir aš dar noriu pasakyti, dėl antrų rankų. Labai dažnai mes galvom, kad iš antrų rankų nusipirkti pigiau, bet iš antrų rankų perkant mes galime prasileisti, ne? Yra dalykėlių, kur koks nors diržas viduje gali būti trūkęs, nepamatyti, todėl rekomenduojama kiekvieną vežimėlį, kaip ir, nežinau, kaip ir savo vaikui viską turbūt atiduoti geriausia, ne? Ir nerizikuoti. Žinot, aš irgi pasakysiu, vėlgi, vežimėlis kaip ir kiekviena technika. Jeigu jūs jį prižiūrit, tai jis galbūt ir tarnauja ilgiau, bet prieš trinti visi lygus. Dyla tie mazgai, dyla tos detalės, jungiamos ir visa kita. Na, dar mūsų tie orai, čia tai šalta, tai karšta, ne? Tikrai taip ir jo. Geriau. Saugumas numeris 1. Safety first. Važiuojam dabar. Sėskit, pavešiu, Sauliau. O kiek atlaiko? 22 yra testuotas, bet tai nereiškia, kad jis tik... Net laikytų ir daugiau, ne? Net laikysim. Gerai. Ačiū.